Sveiki, maži ir dideli gameriai, su jumis Tadeušas ir čia Tadeušo laboratorija. Šiandien mano rankose visiškai nauja šiais metais išėjusi Nvidia RTX 50 iš MSI ir čia matote pigiausią rinkoje šios kortos variaciją pavadinimu Ventus X2. Tai bus vienas pirmųjų mano bandymų papasakoti, kam iš tikro skirta šita vaizdo plokštė ir ar užtenka 8 GB atminties. Apžvelgsime populiariausius žaidimus ir nuspręsime, į ką nukreiptas šis segmentas. Vaizdo plokštę apžvalgai parūpino mano draugai Kilobaitas, jau virš 30 metų Lietuvoje egzistuojanti įmonė, galinti išpildyti jūsų vaiko arba jūsų vidinio vaiko svajonės. Tačiau nepamirškim paminėti ir Nvidia įkūrėją, dėl kurio nebūtų šitų vaizdo plokščių, ogi odinio švarko nešiotoją ir legendinės frazės autorių Jenseną Huangą. The more you buy, the more you save. Okay. All right. Pirmasis mūsų sąraše yra visų pamėgtas ir beveik kasdien milijonų žmonių žaidžiamas Counter-Strike 2 arba kitaip CS. Nesvarbu, kiek jums metų, šitą žaidimą žino visi. Argi nesmagu grįžus po darbo sumesti katkę su savo chebra ir vis tiek pralošti mokyklinukam, kurie gyvena šitame žaidime. Ant praktiškai minimalių nustatymų, bet ant 2K raiškos šitą vaizdo plokštę susitvarko puikiai, tačiau noriu paminėti, kad be Shadowplay vaizdo įrašymo FPS rodiklis perkopia 400. Sekantis eilėje yra vienas geriausių PvE žaidimų rinkoje, tai yra Rust. Tik jame žmonės ima atostogas arba išeiginės, kad Global Wipe metu galėtų naktį saugoti savo bazę nuo kitaičių, kurie tik ir svajoja padaryti reidą. Nors šis žaidimas nėra naujas ir grafika nėra įspūdinga, bet šis masterpiece yra labai reiklus tiek procesoriui, tiek vaizdo plokštei. Ant vidutinės grafikos su pamažinom tekstūrom ant 2K raiškos galima gauti virš 100 kadrų. Kaipgi be legendinio PUBG. Ženkliai ramesnis žaidimas nei prieš tai buvę, kol ateis zona spėsti ir parūkyti ir atsigerti kavos, kol tūpite krūmuose. Nelabai aktualu žaisti ant maksimalių nustatymų, šioje situacijoje medium grafika ir 2K raiška duoda tokį performance, kokį matote ekrane. Bet turbūt daugelis žaidžia ant low, kad būtų dar geresnis matomumas.
Sekantis eilėje yra vienas iš nedaugelio puikią optimizaciją turinčių žaidimų The Finals, kas yra reta šiais laikais kalbant apie Unreal Engine variklį turinčių žaidimus. The live wires are crowding into Vault 4. Deploying jump pad. Frag grenade set. This cash box is going places. Unbelievable! A contestant's elimination. Epic proportions! They're decimating the competition. 4 straight eliminations. Pure dominance on display. Cash out in progress thanks to the live wires. The live wires have tripped up once more. Ouch! They sure got zapped. Sekantis mūsų sąraše daug skandalo praeitais metais pridaręs Helldivers 2. Graži grafika, geras performance. Šitam žaidimui nereikia didelio FPS, kad gameplayus jaustųsi puikiai. Orbital barrage incoming. Stand clear. Administering freedom. An eagle never misses. Attack underway. Got him. Grenade! Jeigu jau nusprendėt kažką pažaisti ne iš eSports, pasižiūrėkim kaip eina Stalkeris. Dar vienas Unreal Engine žaidimas, kuriam šlubojo optimizacija, tačiau juk svarbu istorija, o ne grafika. Ant medium grafikos su DLSS quality ir įjungta frame generation kadro interpoliacija galime gauti visai neblogą FPS.
Na ir paskutinis mūsų sąraše Fortukas arba kitaip Fortnite. Turbūt daugelis atsimena laikus, kai žinomas streameris Ninja žaidė kartu su žinomu atlikėju Drake'u. Tikimybė, kad šitame žaidime mirsit nuo 5-mečio vaiko yra labai didelė. Nors populiarumas kritęs, Fortuką žaidžia vis dar 100 000 žmonių ir jis eina net ant leviausio tosterio. Taigi, štai ką galiu pasakyti apie šios kortos akustinius ir temperatūrinius gebėjimus. Kortas tokia valgo 105 vatus ir skleidžia šiokį tokį coil whine, o ir temperatūra 71 laipsnis atrodo gan aukšta. Tikėjusi mažiau iš tokios taupios kortos, tačiau padarius lengvą undervolt, coilas nutyla ir korta dirba šalčiau. Pridedu ir maksimalaus overclocko rezultatus. Taip pat norėčiau palyginti su mano senuku RTX 2.8, kuriai jau 7 metai ir kaip matome, kad PM yra greitesnė ir valgo praktiškai dvigubai mažiau elektros. Taigi, peržiūrėjome populiariausius šiuolaikinius žaidimus ir galime prieiti prie išvados, kad Nvidia taikėsi į casual gamerius, kuriem nėra svarbi grafika ir 8 GB atminties užtenka. Visi juk turim draugų, kurie turi po 10 000 valandų Counter-Strike arba Rust žaidimuose. Nors ir gaila, kad turi tik 8 GB atminties, kai kokia tramšiam prieš 5 metus turėjo 12, norėčiau priminti, kad PM yra grubiai kaip senas flagmanas 28 Ti, kainavęs 1500 eurų, ir kaip 37, kuri mining metu nekainavo 500 eurų, o kainavo irgi tos pačius 1500 eurų. Kaip sakoma, nėra blogų kortų, yra tik blogos kainos, o PM kainuoja savo savikainą, valgo 2-3 kartus mažiau elektros. Mažo to, seniai flagmanai skelbimuose kainuoja nedaug pigiau ir bus jau seniausiai sudrožtos mining fermose. Pirkti iš parduotuvės su 3 metų garantija ir naujausio Nvidia fiškių palaikymu yra protingas pasirinkimas dabartinėje rinkoje. Ačiū už dėmesį, nepamirškit paspausti like ir subscribe. Iki sekančio, su jumis buvo Tadeušas.